Sveiki, čia video, kai aš rodau, kaip pasigaminti, va tokį va maistą. Aš dariau pirmą dalį, bet kažkaip, man nepavyko jas įrašyti, nes pritrūko vietos. Ir gerai, aš vėl pradedu filmuoti šitam kanalę video, nes radau tiną. Tai ko mums reikės? Pieštuko, klijų. Geriausiai va tokie, bet geriau dar yra. Nežinau, kai jie vadina, bet dar geresnių yra, kurie klijuoja bet ką. Bet naudokite geriau šituos. Bet kokios parduotuvės maisto lapą arba maisto žurnalą, kad būtų neišpakuotas maistas. Gali būti ir išpakuotas, kaip jums geriau. Ir kartoninio popieriaus, bet kokio. Spalvoto, nespalvoto, nerūpi man. Kokį imsi tokį? Pirma, įsirenkate, ką kirpsite žurnalą. Aš jau nužiūrėjau, tai dabar sustabdžius iškirpsiu. Tik per mano įstaletą. Išsikirpę. Pasiimkite kartoną. Kartoninį popierių ir tą daiktą, kurį įsikirpote, apibrėžkite, įspėjai, naudokite šią pusę, kad neišpaisytumėt gerosios pusės. Tai brėžiu. Įsikirpę kartoną, paimkite šitą ir priklijuokite su klijais. Jeigu lieka kampai ir jūs jų negailite, nukirpkite juos. Ir jūsų maistas atrodo kaip tikras. Jeigu filmuodami darysite tokį dalyką, su mano pagalba prašau man padėkoti, kad turite tokį tikrą maistą. Aš jį pradėjau darytis prieš 3 metus. Ne tuo metu, kai jau youtuberė. Prieš 3 metus. Ir labai retai gaudavau tų žurnalų. Bet vis tiek darydavau, ką gaudavau. Jeigu kažką nukirpdavau, fainu. Ir rasdavau dar tokį dalyką. Pasimdavau dar tokį žurnalą ir šitą žurnalą tai įsikirpdavau. Tai tikiuosi jums padėjo mano šitą pamokėlę. Čiau, mano kačiukai, skaitykite aprašymą.